šiandieną spalio 1 diena. Mes esame Palangos tilte ir šiandieną pas mus svečiuose kandidatai į Seimą Kretingos Palangos apygardoje. Tai ponas Vaidas Bacevičius, atstovaujantis Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijai, ponė Janė Narvienė, atstovaujantį Lietuvos Laisvės sąjungai liberalams, ir Nerijus Stasiulis, atstovaujantis Centro partijai Konstitucijai komisijai. Džiaugiamės jūsų dėmesiu ir ketiname paklausti kandidatų įvairių klausimų apie Palangą, kaip jis žino Palangos dalykus, ką jis siūlo Palangai, ir tikimės, kad mūsų transliacija padės jums geriau pažinti kandidatus ir tam tikrus apsisprendimus, kaip balsuoti. Mėly kandidatai, už lango puikiai diena. Sakykite, ponas Vaidai, kokia šiandiena, kokia minima šiandieną diena? Nežinau, spalio 1. Pone Janė, kokia šiandien minima diena? Šiandien yra pagyvenusių žmonių diena. Šiandien taip pat minima sveikatos, atrodo, bet pagyvenusių tai tikrai žinau, pagyvenusių žmonių diena. O rytoj Angelų sargų diena. Tarptautinė senjorų diena. Taip, smagu. Gerbiamas Nerijus, sakykite, kokį žmogų jūs laikote pagyvenusiu? Žinote, tą, kuris nebenori jokių naujienų. Tai pažįstu 18, tai jau pasenus ir pagyvenus ir jaunų žmonių, kurie ir virš 80. Tai čia yra sąmonės forma ir naujienų paieška. Pone Janė, jūs esat turbūt žmogus, kurį galima laikyti ir pagyvenusiu. Aš žinau, kad jūs labai jaunatviškai esat. Sakykite, jeigu jūs pateksite į Seimą, ar pakaks jums parako varžyti su perpus jaunesniais Seimo nariais, pavyzdžiui, kaip kad su ponu Vaidotu arba su Nerijumi? Esmė tame, kad aš niekada su nieko nesivaržau. Aš tiesiog darau tai, ką aš žinau, kad aš darau geriausiai. Vaidotas daro tai, ką jisai geriausiai daro. Čia yra svarbiausia, žinot, kas čia yra svarbiausia, ko rinkėjams reikia. O ar pajėgsi, tai privalau pajėgti. Kaip kitaip. Yra žmonės, kurie, jūs kalbėjote apie pagyvenimus, yra žmonės, kurie gimsta seni, yra žmonės, kurie miršta jauni. Čia yra skirtingi dalykai. Tas tiesa. Kadangi Palangoje yra pakankama dalis vyresnio amžiaus žmonių, pagyvenusių žmonių, kurie eina nuolat balsuoti, noriu paklausti, kaip jūs, jeigu pateksite į Seimą, kaip jūs ketinate palengvinti Lietuvos seniorų ir palangiškių seniorų gyvenimą, ponas Vaidotai? Mes tikrai nusiteikę daug investuoti į socialinių paslaugų gerinimą ir apskritai mes galvom, kad reikia įtraukti visuomenę į politinių sprendimų priėmimą, aktyviau dalyvauti. Aš asmeniškai, jeigu būčiau išrinktas Seimo nariu, tai suburčiau tokį visuomeninį forumą, kuriame dalyvautų ir jaunimas, ir bet kokio amžiaus žmonės, ir kurie galėtų pasisakyti ne vieną kartą prieš rinkimus, bet nuolat periodiškai susitikti ir iškelti savo skausmus, problemas, ir jas galėtume ieškoti bendrų sprendimų. Tai reikia tikrai pagerinti ypač neįgalių asmenų padėtį, įrengti pliažą neįgalių asmenim Palangoje, prieėjimą patogesnį prie to. Kai kurios paslaugos, šiandien dieną net, pavyzdžiui, neįgalių inventorius yra dalinamas antram aukšte. Taip, dažniausiai ateina paimti to inventorius artimieji, bet iš tikrųjų reikia jį perkelti į pirmą aukštą. Mane skaudina, aš gerai pažįstu Palangą ir televiziją čia savo turėjau, ir gyvent Kretingoje, tai irgi tikrai būnam dažnai, ir giminaičiai gyvena. Skaudžiausia turbūt yra tai, kad palangiškiai, ypač vyresnio amžiaus, gyvena, iš esmės jūs klausite, kaip pagerinti gyvenimą, jie daugiausia gyvena iš nuomos. Ir nuomos įstatymai yra tokie nepalankus palangiškiams, įvairiausių trukdymų, įvairiausių, įvairiausių dalykų, kurie trukdo žmogui, vyresniam žmogui. Štai, sakykime, dabar anksčiau žmonės, aš nesakau, kad čia iš lengvo gyvenimo eina žmonės ir stovi pakelėse, ir nuomoja savo būstą. Tai dabar net tai nuėmė. Reiškia, ar lietus lyja, ar kas žmogus, nei mašinos negali pastatyti, nei nieko. Kodėl, pavyzdžiui, nepadarius gražiai ir tie, kurie atvažiuoja, būtų labai malonu, jis įsirenka vietas, prie kažko sustoja, kodėl nepadaryti tokio dalyko? Bet čia jau ne Seimo, turbūt kompetencija. Ne Seimo, kodėl? Savivaldos. Aš manau, kad trupučiuką, matot, labai dažnai savivaldybė, aš tikrai džiaugiuosi Palangos savivaldybė. Ir du vaikinai, kurie yra, tiesiog man malonu šiandien su jais dalyvauti. Suprantat, bet savivaldybė kartais nori, bet nepajėgia lėšos.
yra projektų, Mes pakalbėsime, kaip kokie įstatymų pakeitimai galėtų padidinti savivaldos lėšas, bet šiek tiek vėliau. Gerbiamas Nerijau, sakykite jūsų matymų, kaip būtų galima pagerinti Lietuvos senjorų ir palangiškių gyvenimą. Na, iš ties, pirmiausia, senjorai turi gauti orę ir užtektiną pensiją. Čia ne tik Palangos. Iš tikrųjų tai yra totalu ir dėl ko Europos socialinė chartija iki šiol pilna apimtim nėra gyvendinta, dėl to, kad tiesiog jos mūsų valdžia diskriminuoja. Antra, dauguma senjorų tikrai papildomas pajamas gauna iš turizmo sektoriaus ir kuo daugiau atvyks turistų, superkamąją gerą galėtų ir jie geriau gyvens. Tai atitinkamai vėlgi, didžiausias nuošimtis turistų į Palangą yra mūsų vietinė rinka, apie 85–90 kartais procentų. Tai vėlgi, kuo labiau mes auginsim pajamas visos Lietuvos gyventojų, tuo daugiau sulauks čia turistų ir tuo daugiau liks ir senjorams. Ir be abejo, laisvalaikio, ką veikti senjoras, turi be galo daug laisvo laiko, šalia, aišku, dažniausiai visi aktyvūs daržai. Tai ačiū Dievui, labai aktyvus yra Trečio amžiaus universitetas, bet tai yra tik viena iš aktyvių programų, tai tiesiog visais lygmenim turėtų būti galvojama, kaip sukurti daug daugiau papildomos veiklos senjorams, kultūrinė, savirealizacijos, kūrybos prasme, kad jie tiesiog gyventų ir džiaugtųsi gyvenimu. Taip. Kadangi esame Palangoje ir aš niekiek nebejoju, kad tiek jūs, ponas Vaidotai, tiek jūs, ponė Janė, tiek jūs, ponas Nerijau, jūs labai mylite Palangą, aš niekiek nebejoju. Kitas klausimas, ar jūs žinote Palangą? Todėl aš bei mano kolegė Rasa parengėme jums klausimyną apie Palangą ir norime jūsų paprašyti atsakyti į kelius klausimus. Net ne kelius, o 15 klausimų. Ponas Vaidotai, sakykite, kaip tarybos narys, be abejo, jūs žinote, kokios yra šių metų savivaldybės biudžeto pajamos? Aš dabar neturiu statistinių skaičių su savimi, bet tai grubiai šnekant apie 50 milijonų litų, kažkur tai apie 15 milijonų eurų. 14. Gal Nerijus, kaip buvęs tarybos narys, žino, seka miesto biudžeto dalykus? Berods 3,8 litais. Kiek sakote? Senesni skaičiai. Senesni, tai gal geriau gyvena šį tarybą. 50 milijonų litų, viškai gal šiek tiek mažiau. Pone Janė, domitės Palangos biudžetu? Žinot, aš pritariu to mintim, kad galbūt tos skaičius visada mes galim pačius pasižiūrėti, jau visi mokom surasti. Bet esmė yra tame, kad aš labai norėčiau, ir būdama ypatingai Seime, kad miestai gautų tokias pajamas, tokius mokesčius ir pinigus. Aš atsakysiu klausimą. Tarybos posėdėje šią savaitę buvo patikslintas Palangos miesto savivaldybės biudžetas ir pajamos buvo patikslintos ir numatytos pajamos 21,7 milijonas eurų. Mažokai. Puiku, ženkime toliau su mūsų klausimynu. Sakykite, mėly kandidatai į Seimą, kalbant apie Palangos biudžeto asignavimų planą, kokiai veiklos sričiai programai numatyta daugiausiai lėšų? Ponas Vaidotai. Atsiprašau, koks buvo klausimas? Kalbant apie savivaldybės biudžeto asignavimus šiems metams, pasakykite, kokiai veiklos sričiai programai numatyta daugiausiai lėšų. Gal žinote kiek? Aš šitą klausimą dabar neatsakysiu ir man labai keisti tokie klausimai. Jeigu mes kandidatuojame į Seimą, jūs uždavinėte apie savivaldybės biudžetą klausimus, tai galbūt todėl ir netėjo kiti kandidatai, kad žinojo, kokie bus tie klausimai ir jie išsigando. Kandidatai nežinojo, kokie bus klausimai, bet manau, kad gal sutiks su manim palangiškiai, kad einant į Seimą šiek tiek žinoti apie sandorą miesto biudžeto reikėtų. Pritariu. Aš tai manyčiau, kad aš nepasakysiu tikslių skaičių, bet žvelgiant į Palangą kaip gražėja Palanga, tikriausiai didžiausias dėmesys yra skiriamas aplinkos tvarkymui, nekalbant, žinoma, apie pajamas gyventojų. Atsakymas neteisingas, gerbiamas Nerijau, sakykite, kokiai veiklai, kokiai programai Palangoje skiriama daugiausia lėšų? Daugiausia mūsų biudžeto pyrago gauna švietimo sistema ir apie ten berods 60% berods, ten tiksliai neatsiminsiu, bet kokiu atveju, kad tai yra didžioji pyrago dalis, kurią suvaldomas biudžetas. Nerijau, jūs atsakėte teisingai, iš ties Palangoje, kaip ir kitose savivaldybėse, liūto dalį biudžeto gauna švietimas, jūs teisus, kad Palangoje švietimui šiais metais numatyta 7,9 milijonų eurų. Galbūt lengvesnis klausimas. 10%, ne? Ne, apie 30. 35. Taip. Gerbiamas Vaidotai, žinau, kad jūsų
vaikai mažamečiai, gal žinote, kiek Palangoje yra lopšelių darželių? Aš iš karto bent 3 žinau, bet galbūt yra ir daugiau. Gintarėlė Žilvinas ir pasakoja, tai man yra artimiausia, aš Smagu. pro juos vaikštau kasdien. Pone Anė, jūs smulkiausiai žinote tokius Aš dalykus? žinau, kad yra daugiau. Tikriausiai, nu, ne mažiau 5, tai tikrai. Gerimas Nelijau taip. Nu, kadangi jau vaikas užaugęs, man atrodo yra 7. Nelijau, jūs pataikėte bene tikriausiai 6. Palangoje, savivaldybės puslapis teigia, kad yra 6 lopšeliai darželiai. Kalbant apie investicijas į Palangą, jos labai svarbios, jos ateina į Palangą, tai labai džiugu. Gerbiamas Vaidotai, sakykite, ar galėtumėt pasakyti didžiausias investicijas, kurių Palanga laukia iki 20 metų? Tai, kas bus planuojama padaryti ir artimiausiu metu bus daroma. Taip, kokie investuotojai ateina į Palangą? Jūs kalbate apie verslą ar apie viešasias investicijas? Kalbu apie verslą. Artimiausiu metu tai yra Marriott viešbučio statyba. Iš tikrųjų tai bus ne Marriottas pats statys, bet tai pagal franšizę veiks verslas. Ta objektą, tai buvusi Jūratės baseiną valdo Švedijos kompanija, investicinė kompanija, už kurios stovi iš tikrųjų motina Ikėjos grupė. Ir jie išnuomavę yra verslininkam iš Lietuvos, kurie su Marriott franšizė tenai veiks ir bus viešbutis. Kitas variantas tai yra buvusi jūrininkų reabilitacijos ligoninė, jinai yra jau nugriauta, sulyginta su žeme ir ten bus statomas didžiulis kompleksas apie 50 milijonų eurų investicija, kurią atlieka Šiaulių bankui priklausanti irgi investicinė, arba iš Šiaulių banko kapitalo kilmės investicinė grupė, nepasakysiu pavadinimo, ar Minera, ar Minerva, panašiai. Kadangi ponas Vaidas pasakė didžiausias investicijas, kurių Palanga laukia, tuomet kitų kandidatų paklausiu, kokių investicijų be šitų dar reikėtų Palangai, ponė Janė. Be abejo, aerouosto infrastruktūros gerinimui, kas pritrauktų labai daug turistų, turizmo gerinimui. Tarp kitko, Palanga turi savo specialius projektus šitiems dalykams miesto. Na, žodžiu, kad mieste gyventų žmonės patogiai ir gerai ir turizmo klausimai, kad būtų labiau skatinami. Tai pagal projektus, kuriuos Palanga turi, kiek skaičiau bendroje sumoje, kuriuos dabar vykdo investicinius projektus, tai yra kažkas tai 7 projektai ir taip į pirmą vietą yra iškelti projektai, kurie gerins miesto infrastruktūrą. Ačiū Jums, ne jau. Žinot, nieko čia naujo nepasakysiu, universalu, kad rekreaciniai zonai, kurorte yra būtina investuoti į atvykimo patogumą, į pramogas, kas čia vyksta ir kas Palangai ypatingai svarbu ir sveikatinimosi zonas. Tai ta prasme, visos šios kryptis strateginės jos privalo būti mūsų kurorte ir atitinkamai į tas kryptis mūsų savivalda jau daug metų nuosekliai eina. Mano žiniomis dar iš tikrųjų prekybos centras Norfa planavo investicijas prie važiavimo į Palangą pastatyti prekybos centrą, bet tokie, kokie buvo sakyti ketinimai anksčiau, tai darbai turėjo būti pradėti. Aš nežinau, kas yra atsitikę ir gal jie nukėlė tas investicijas metus ar 2 priekį. Bet kurorto infrastruktūrai labai svarbu ir, pavyzdžiui, papildomas arba rekreacijos, sportas ir spa ir baseinai. Tai Taip, mes iš viešų investicijų bus tokie objektai. Taip, mes nebijojame tais dalykais. Gal paklauskime kelius klausimus, kaip kandidatai į Seimą žino Palangos istoriją. Gerbiamas Vaidotai, gal pasakytumėt mūsų žiūrovams, kokia yra Palangos vardo kilmė? Palungė, tai toks buvo žodis, nu, tai nuo palangės. Taip, tai yra viena iš versijų. Taip, jūs teisus. Kilmės vardo. Gal žinot kandidatai į kitas galimas versijas? Ne, tik patikslinsiu, nes ši legenda yra, kad pajūri buvo žvejų truobasi, kad postė smėlius iki palongių. Ir kai vaikščiai kuopasi būdavo, prie palongės, palonga, pa palongės būdavo viskas. Tai tai Palanga. Tai būtent nuo žodžio langas, langas į jūrą ir tai susieta su žvejais. Na, jeigu nepateksite į Seimą, tai akivaizdu, kad galite būti Palangos istorikais, tai labai daug taip pat. Mėly kandidatai, gal galėtumėt išvardinti Palangos savivaldybės gyvenvietės? Ponas Vaidai. Na, Palanga administracinis vienetas, į kurį eina ir Šventoji, ir Nemirseta, ir Karklė, kaip sudėtinės dalis. Karklė dėja ne. Ačiū. Klaipėdai Karklė. Taip. Kokios kitos gyvenvietės? O į Palangai taip Šventoji be abejo. Į Palangai taip pat Kunigiškės priklauso visos palei jūrą einančios. Būtingė.
Iki pat, baigiant Nemerzė. Nemerzė. Taip, kandidatai bendromis jėgomis atsakėte į klausimą, ačiū Jums. Mes draugiški. Lengvas klausimas, gerbiamas Vaidotai, sakykite, Palangos miestas kiek tęsiasi išilgai Baltijos? Ir Šventoji pamiršau. Ne, tai Šventoji mes sakėm iš karto. Tai Nuo Nemerzėtas iki Šventosios. nuo Nemerzetos iki Šventosios pabaigos. Iki Latvijos sienos. Bus apie 50 km gal. Gerbiama Janė, 45. kiek Jūsų žinios sako, kiek tas atstumas? Aš paprastai sunkiai kilometrų neskaičiuoju, bet aš įsivaizduoju, nuo Nemerzetės prasideda ir baigėsi už Tu Šventosios. pasakykit tą skaičių magišką, kiek tas skaičius? Magiškai tu primėsiu nuo Šventosios iki Palangos, kiek čia 15, nu apie 30 km. Gerbiamas Nelijau. 43 km 700 metrų. Aš nežinau. Ten buvo, nes nuolat, žinokit, šitas juosta jūra vis trumpina arba ilgina, nes mėly krantą. Jo, vis Nežinau, kaip Jūs Taip, kad jūsų skaičiavot. irgi duomenys netikslus. Nežinau, kaip Jūs skaičiavot, bet oficialus skaičius šiek tiek kitoks ir jo arčiausiai buvo ponė Janė, tai yra 25 km. Nu, tai aš pamečiau kaip vairuotojas. Gerbiamas Vaidotai, sakykite, kada pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose paminėta Palanga? Senokai turbūt kokiam 11 amžiui, 12. Ačiū, tikslu. Kas patikslintų, kokiamis aplinkybėmis? Jau viskas aišku. Šiaip yra dvi datos. Viena istorinė, kita legendinė ir iš tikrųjų ginčijas istorikai ir legendinė, tai ten berods 1100 ar 240 berods trečiais, neatsimenu tiksliai. Ir istorinė, kada jau tiksliai yra dokumentas, į kurį jau nuorodas rodo, tai ten yra ilgesnis laikas, ten berods vėluoja ar 200 metų. Tiksliai nežinau, neatsimenu, sąžiningai. Smagu, kad žinote pakankamą apie Palangos istoriją. Žinoma, turbūt tapo, kada Tiškevičius. Gerbiama Janė, klausimas Jums, sakykite, be kokio istorinio žmogaus nesivaizduojama Palanga, Palangos miestas, jo istorija? Aišku, be Tiškevičius. Be grafų Tiškevičių. Ačiū. Šeimos visos. Visos šeimos. Gerbiamas Vaidotai, sakykite, o ką veikė grafas Tiškevičius Mykolas iki atvykdamas į Palangą? Nepasakysiu. Verslų užsiima. Na, bent jau Pagrindinė. istorijos šaltiniai sako, kad Mykolas Tiškevičius atvykdamas į Palangą buvo caro armijos pulkininkas. O gerai. Bet labai daug švietėjišką veiklą irgi užsiėmė. Iš tikrųjų. Labai myli žmonės. Taip. Bet aš Tokie pasakyti, kad svarbiausias buvo Kęstutis, kuris čia žmoną rado. Ir iš ko gimė Vytautas. Va čia buvo svarbiausias žmogus mūsų žemė. Taip, ačiū už patikslinimus. Gerbiamas Vaidotai, sakykite, klausimas Jums, ar buvo Palanga kada nors Latvijos dalis? Taip yra buvę. 20 amžiaus pirmoje pusėje prieš, arba tiksliau net antro pasaulinio karo metu. Sutinkate, ponė Janė, kad Aš karo ne- metu Palanga buvo Latvijos Nu, prieš dalimi? karą gal. ten 30 Aš kažkaip galvoju, kad negalėjo niekada būti niekino dalis Palanga. Nelijau. Ja, iš tikrųjų, mes turėjom čia įdomiai su šventąją istoriją, nes kai Kuršų gubernija buvo caro laikais, tai dalis mūsų teritorijos Palangos buvo vėliau, kai jau atgavom nepriklausomybę, dar netiduota Lietuvai ir jeigu turint omeny Palangą visumą, tai šventosios dalis buvo prijungta tik 1923-aisiais, jau būnant nepriklausomai Lietuvoje. Tai pati Palanga Latvijos sudėty kaip miestas nėra buvęs. Nelijau, jūsų atsakymas bene tiksliausias, bent jau Wikipedia sako, kad Palanga buvo Latvijos dalis nuo pirmo pasaulinio karo iki 21 metų. Šventoji, bet tada buvo neprijungti. Ne, tai klysta. Palanga pats miestas nebuvo, Nebuvo, ne. tik dalis jo. Taip. Nu, bet šventoji dabar. Šventąją Palangos vietą. Ką nori dalis, tai- Jo, ką noriu pasakyti. Gerbiama Janė, klausimas Jums, kuo Jums žinoma Būtingė? O, man labai daug ko žinoma. Man teko dalyvauti, kad premjeras Šleževičius įkasė pirmąją gilzę statant terminalą. Ačiū, to Ir- pakanka. Laidą dariau. Ponas Vaidotai, klausimas Jums, koks Jono Basanavičiaus gatvės ilgis? Tikrai nematau. Nu, bet paskaičiau kokie. 1100 metrų plus tiltas 490 su centu. Apie 200. Aš galvoju, kad- apie
Pėsčiom einant ir daugiau, gal 2 kilometrai Ne, pėsčiom apie einant. pusantro vėliavą. Aš galbūt lietai einu, pasimėgaudamas, Jo, man kadangi atrodo ilgesnis. man yra tekę daug vaikščioti, nes Taip. stintų šventė, stalo Bet šventė. aš girdėjau, kai tiksliai vėliava žinau. siuvo ilgiausia vėliava, kai buvo pasiūta. Taip. Tai buvo... Prašyčiau dabar tapti rimtesniems, nes klausimai rimtesni apie mero funkcijas. Gerbiamas Vaitai, sakykite, kas nustato mero pavaduotojų veiklos rytis? Taryba, meras ar kažkas kitas? Iš tikrųjų, tai įstatymas numato labai aiškiai ir griežtai mero funkcijas. Vicemeras yra renkamas ir tarybos reglamente tie klausimai šiek tiek sprendžiami. Iš tikrųjų, meras pats konkrečiai jau tas funkcijas paveda ir deleguoja vicemerui. Taip, jūs Jisai gali sumažinti arba vicemero veiklos funkcijas nustato meras. Po tiesioginių mero rinkimų, tai yra mero funkcija. Gerbiamas Nerijau, klausimas jums, ar kas turi teisę keisti žemės naudojimo paskirtį? Taryba, meras ar administracija? Paskirtį? Taip. Taryba. Jo, tarybos turėtų būti, bent jau tokia logika, kad taryba turėtų būti kolegialus. Ponas Vaitai, sutinkate su atsakymu? Nebent merui. Šiuo metu šios funkcijos yra pamestas administracijos direktoriui ir tai jau daroma keletą metų. Šitoj kadencijoje Kandidatai, atsiprašau, jūs neteisūs, po tiesioginių mero rinkimų, kurios funkcijos buvo deleguotos išrinktai merui ir ši funkcija taip pat yra mero atsakomybė. Bet taryba to tikrai nedaro, mes šitą kadenciją nekartą nedarėme. Tai meras padaro, bet tarybos paima ir padaro. Negerai. Nedaro. Jeigu būtų taryba būtų geriau, tai taip Galbūt, bet čia nedarytų. ne apie diskusiją, mano kolegė Rosa Gvilaitė taip pat turi klausimų kandidatams. Prašom. Buvo klausta, Linas klausė apie darželius, o galbūt žinot ir mokyklas, kiek mokyklų yra Palangoje? Šventojoje yra mokykla, Taip. Palangoje yra Jurgučio mokykla, Baltijos pagrindinė mokykla, pradinė mokykla ir senoji gimnazija. Nu, jinai nėra mokykla, bet jinai visi gimnazija, švietimo įstaigos. O kadangi atstovausit išrinkti ir Kretingai, o kiek Kretingos mieste? Manęs klausėt? Kretingos mieste yra 3 progimnazijos. Pagrindinė viena. Viskas. Yra Tiškevičiūtės irgi. Jo, žodžiu, visas galiu paraliai miestą išvardinti. Palangos oro uostas. Žinot, kad jis labai plečiasi, ar ne? Ir galbūt žinot, kokių skrydžių, kur galima nuvykti iš Palangos oro uosto? Pone Janė, taip? Aš galiu pasakyti, aš kol kas kažkaip daugiau iš Vilniaus, jeigu skrendu, bet aš džiaugiuosi, kad vis naujų skrydžių atidaro. Kokių? Dabar tiesiai galima nuvykti į Londoną, tiesiai galima nuvykti, pasakyti, bet daug kur. Žinau, kad labai daug kur dabar jau daug skrydžių. Galėčiau papildyti, galbūt Janė, turbūt yra 9 kryptis, kiek man yra žinoma, tai yra ir Kijevas, ir Minskas, naujos kryptis atidarytos šiemet, taip pat yra ir Kopenhaga, Londonas. Oslas, Patikslinkite, kiek tų krypčių esama iš viso? Iš tikrųjų galiu pasakyti, kad tai yra 4 berods labiausiai augantis mažasis oro uostas iš vis regione ir jų dar augs ir augs, daug dievė, nes čia nuo to priklauso, dar kaip ir prieš tai minėjau, kad kuo daugiau atskristo, daugiau čia mes turėsim galimybę. Iš tikrųjų, jeigu yra 4 kryptis, išaugi iki 9, tai yra didžiulis augimas. Taip, lengva augti. Teisingas atsakymas, Rasė, kiek yra krypčių iš Palangos? 5 reguliarūs skrydžiai, tai yra į Londoną, Kopenhagą, Oslą, Varšuvą ir Rygą. Ir vasarą buvo dar 2 reguliarūs skrydžiai į Minską ir Maskvą. Ir kiti yra jo jungiamiai. Tai, bet tas ir Kyjivo yra tiesioginis naujas skrydis paleistas ir tos kompanijos, kurios pradėjo tą veiklą, jos žada, kad tie skrydžiai bus kitais metais taip pat, bet tai sezoninis. Taip, gal bet baigime kalbėti apie skrydžius, niekiek nebejoju, kad po sėkmingų Seimo rinkimų jūs, išvyksite bent jau Londoną, o galbūt gauti lašišų Norvegiją, to linkėčiau. Klausimų sekcija dabar kur kas svarbesnė, tai yra jūsų motyvacija, kodėl jūs siekiate Seime kėdės. Gerbiamas Vaitai, jūs jau buvo Seimo narys. Kas jums tai patiko Seime, kad jūs vėl ketinate Seimą pakliūti?
Iš tikrųjų tai yra reali galimybė padėti žmonėms ir pakeisti šiek tiek Lietuvos gyvenimą, o ne plaukti pasroviui. Ir jeigu tai, kas vyksta dabar, kiek mes bendravom susitikdami su žmonėm, iš tikrųjų žmonės nori permainų. Dabartinė valdžia stagnuoja, nieko nedaro ir plaukia pasroviui. Tas darbo grupių imitavimas ir kūrimas, jis neduoda sprendimų. Socialinė rizika išaugo, nedarbas yra ne toks didelis, bet jis yra apie 8% Lietuvoje. Ir atlyginimai yra nedideli, kainos yra išaugę daug ir iš tikrųjų reikia ryžtingų sprendimų. Tai ačiū labai, gal teiktų priminti, kad būnant jums valdančiai koalicijoje, turbūt socialinės rizikos taip pat buvo pakankamai išaugę, vien dėl to, kad buvo naktinė mokestinė politika. Tikrai nebuvo išaugę iki tokio lygio, kas yra dabar, ir tai buvo 8 metai atgal, tada, kada ekonomika susidūrė su globalia pasaulinė krize ir reikėjo kažką reaguoti. Dabartinė valdžia, augant ekonomikai, tikrai pramiegojo galimybės pagerinti mūsų gyvenimą. Taip. Miela Janė, kodėl jūs užuot nuvežusi anūkus į Londoną, auginusi gėles, vėl ketinate pakliūti į Seimą? Žinot, aš jau ir proanūkus galiu nuvežti. Aš einu į Seimą vien dėl to, kad aš iš tikrųjų esu labai pilietiška. Nuo gimimo ir turbūt iki mirties, o mano tokia misija. Ką reiškia, visi mes matyti tas problemas, kurias matom visi ir kurias išdeklaruoja man kiekvienas sutiktas žmogus ir žurnalistai maža. Reikia nebijoti jas išviešinti, kovoti, pakovoti drąsiai, o ne apsikabinus valdžią vaikščioti po pajūrį ar dar kažkur. Tai reikia kovoti dėl žmogaus. Nes ką reiškia pilietiškas žmogus, ką reiškia disidentai, jau sakiau. Disidentas kas buvo? Jis lygiai tą patį žino, bet jis nebijojo. Jis buvo drąsus. Na, drąsos man visi žino, kas mane pažįsta. Tai ačiū, tai jūs esate ir kovotojai, ir disidentė. Gerbiamas Nerijau. Disidentė gal būsiu po mirties dabar. Gerbiamas Nerijau, jūs meno žmogus, žinomas renginių vedėjas, kokie keliai jūs veda į Seimą? Na, žinot, iš tikrųjų, pirmiausia noriu pasakyti, kad ne kėdės nesiekiam, o siekiam atsakomybės už savo tėvynę. Nes atėjo laikas, kai nebegalim belaukti, kad tarp skurdo mažiausias pajamas ir didžiausias pajamas gaunančių išaugo 9 kartų ir ekspertai net tiesiu atvirų tekstų, kad mūsų valdžia yra neadekvati priimti sprendimus. Ir iš tikrųjų aš tikrai noriu čia dar gyventi, aš noriu, kad mano vaikas čia gyventų ir nebėgtų baigęs vidurinės į užsienį, aš noriu, kad mano tėvai neskaičiuotų centų nuo pensijos iki pensijos. Iš tikrųjų mūsų koalicijoje yra pensininkų partija, kuri praktiškai vienintelį variantą te mato tik patiem eiti valdžią ir keisti įstatyminės normas ir ypač priversti pilna apimtim, kad būtų įsigaliojusi Europos socialinė chartija, kad tikrai oriai jie galėtų gyventi ir būtina, ką pirmiausia mes norim padaryti, priartinti žmogų prie valdžios, kad turėtų realius mechanizmus per referendumą, per įstatymų leidybą, per kontrolę, kad to teisingumo jausmą auginti. Dar jau bus klausimų, ta linkme daugiau. Puikiai žinote, kad dalis visuomenės mano, kad Seimo nariai eina Seimą dėl to, kad pataisytų savo gyvenimus, nes tai yra garantuotos atlyginimas, socialinės garantijos. Sakykite, klausimas pakankamai asmeniškas, iš kokių pajamų šiuo metu jūs gyvenate, ponas Vaidai? Aš esu praktikuojantis advokatas ir uždirbu, manau, panašiai tiek pat, kiek ir Seimo narys dabar. Tai čia tikrai mano ėjimas į tą valdžią yra daugiau idėjinis ir patriotinis, mąstant, kad aš esu kompetentingas, turintis ir ekonomisto, ir teisininko išsilavinimą, o Seimas apskritai yra įstatymų leidybos organas, o ne koks nors pasisėdėjimo klubas. Taip. Tai iš tikrųjų aš einu ne dėl savo atlyginimo, o dėl... Pone Janė, kiek jūsų pajamos padidėtų patekus į Seimą? Na, jeigu kalbėti dėl to, kad yra Seimo nariai, dėl to, kad geriau uždirbtų, tai aš turbūt esu vienas iš tų Seimo narių ir buvau, ir esu. Aš nieko neturiu pasistačiusi, pasidarius, būdamas Seime, gyvenu tame pačiame name sodyboje Padvariuose, galiu tik pasakyti kaip Seimo narė ir šiandien labai pergyvenu dėl visų mano kaimynų, kad vienintelė gatvė Padvariuose, naujos gyvenvietės, yra neišasfaltuota. Ką tai kalba? Tai kalba, kad tai gyvena žmogus, kuris labai kovoja su valdžia dėl paprasto žmogaus. Nepasinaudojate galimybėmis. Prašau, aš ir niekada nepasinaudojau. Jeigu man dėl kito, aš galiu nuėti pasinaudoti. Aš jau ne vieną kartą galėjau tik kelti tą klausimą, tik sekundę. Įsivaizduokit, nauja gyvenvietė, apvali ir vidurinė gatvė, kurioje daugiausia gyvena žmonių, neišasfaltuota. Kur dingo tas asfaltas, kai aš vienąsyk pradėjau seniūno klausti? Janė, čia dalykai savivaldos labiau, tai klausimas Neriau, bet aišku, kodėl aš einu. Turbūt jūs padėsite mikrofoną kaip renginių vedėjas bent jau 4 metams.
Na, iš tikrųjų, kiekvienas darbas turi savo laiko sąnaudas ir jeigu tu normaliai dirbi Seimo nariu, tai praktiškai iš tikrųjų tik ten ir turi dirbti. Turi nuolat susitikinėti su rinkėjais, žinoti, kas tai yra, aš tam pasiryžęs, nes savo jau kūrybinį darbą tiek renginių organizavime, vedime, ekspertavime aš tikrai jau atidaviau pusę savo gyvenimo, tai yra man 42, tai 21 iš jų prie renginių ir manau, kad jau ten tikrai daug ką moku ir esu pakankamas profesionalas, dėl to ir žinių, ir savivaldo įgytų, tikrai norisi įgauti stambesnius ginklus, jeigu taip galim pasakyti, padedant tvarkyti savo gyvenimą ir aplinką, nes tikrai nepakantumo tikrai labai daug ir tiesą pasakius net nežinau nei kokios algos Seimo narių, nei kas, tik žinau vieną, kad netgi ir tuo atveju, jeigu tai būtų visuomeninės pareigos kaip ir taryba, vis tiek kandidatuočiau, nes einu sprendimų priiminėti, o ne siekti kažkokios tai paprastos ir lengvos algos. Aš tuomet paklausiu kitą klausimą. Kiekvienam kandidatui yra po 3 minutės pasakyti būtent kokius naujus įstatymus, kaip įstatymų leidėjai ketinate siūlyti arba kokių jau esančių įstatymų pakeitimus, mąstydami apie Palangą, apie Kretingą, jūs siūlysite Seime keisti. Ponas Vaidai. Na, iš tikrųjų, būtų labai gerai, kad mes būtumėm susirinkę šiandien visi 8 kandidatai ir pasisakę, kad jie neplagijuotų ir neapgaudinėtų rinkėjų. Tai lai jie nusirašo nuo mūsų, ką mes dabar pasakysime, jeigu neturi savo idėjų. O jeigu ir nesakys jokių, tai labai blogai, nes jie apgaudinėja rinkėjus. Aš labai tiesiai, šviesiai ir aiškiai pasakau. Aš turiu aiškų planą, ką daryti ir ką keisti. Tai yra ir regioninės politikos įstatymas, kuris palengvintų viso regiono ir savivaldos galės ir sprendimus ir negalėtų ministerija paimti vidaus reikalų, pavyzdžiui, ir užblokuoti, kad ne, jūs tokių projektų regione nevystyti. Tai yra atliekų tvarkymo įstatymas, kuris šiek tiek susiaurintų aplinkos ministerijos galės ir leistų savivaldybėms ir regionam patiems tvarkyti efektyviau atliekas ir valdyti tiesiogiai tos regioninių atliekų centrus, nuo ko jie šiandien yra nušalinti. Tai yra statybos įstatymas, kuris yra labai skaudus Palangai, kai kažkas išsiema leidimą statyti vienbutį, bet pasidaro 18 būtų daugiabutis ir viskas išparduodama ir įsidami pinigėlį kišenę, bet yra apgaudinėjama ir ta pati taryba, ir architektūros skyrius, ir apskritai visuomenė. Nes kaimynas, kuris gyvena šalia, jo gyvenimo sąlygos pablogėja, nes ten nėra atitinkamos infrastruktūros, nei parkavimo, nei panašiai. Tai yra ir viešųjų pirkimų įstatymas, aš manau, kad viešųjų pirkimų tarnybai šiek tiek reikėtų galbūt ir išplės galės ir leisti jai kai ką vetuoti ir blokuoti, bet tuo pačiu ir priversti juos prisimti atsakomybę už savo sprendimus, nes jie gal kartais ne visada teisingai padaro sprendimus, o jeigu turi pakankamai kvalifikacijos, tai ir turi daugiau prisimti tos atsakomybės. Tai yra dar daugybė įstatymų, aš savo, reiškia, lankstinukę, jos po to išplatinsiu ir rinkėjai galės plačiau susipažinti, aš turbūt viršiau savo laiką, tai ne. Kaip laikas? Ne. Tai iš tikrųjų aš galėčiau pacituoti keletą dar įstatymų, kuriuos jau dabar esu pasižymėjęs. Tai pavyzdžiui, biudžetinės sandoros įstatymas. Visoms savivaldybėms mums yra labai aktualus ir jeigu savivaldybė dirba gerai ir renkam gerai mokesčius, tai metų gale mes negalime tų mokesčių visų persikelti ir panaudoti privatinėms lėšoms. Reikia pakeisti šiek tiek tą įstatymą formuluotę. Tada savivaldybė būtų suinteresuota dirbti daugiau, efektyviau ir galėtume mes plėtoti savo infrastruktūrą, tas lėšas skirti tam pačiam švietimui ir panašiai. Aš taip pat manau, ir čia turbūt akcentas jau ne apie Palangą ar Kretingą kalbant, tai yra darbo kodeksas. Jis turi būti priimtas naujas, kokybiškas, o nedaroma tokia parodija, kokia buvo dabar padaryta dabartinės valdžios prieš Seimo rinkimus. Aš taip pat manau, kad tos iniciatyvos, kurios dabar yra daromos, kad priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnyba gali būti savanoriškai, tai yra visiškai kažkokia profanacija ir nesąmonė. Aš manau, kad reikia stabdyti šitas iniciatyvas ir tai yra susijęs su irgi įstatymų pataisomis. Lygiai taip pat yra korupcijos prevencijos įstatymas. Jo 8 straipsnis numato, kokias pareigas einantis asmenys, ketindami jas užimti, privalo būti patikrinti specialiųjų tyrimų tarnybos. Tai šiandien dienai yra tas pareigų sąrašas nepakankamai platus, aš ketinčiau jį praplėsti ir pasiūlyti daugiau. Laikas baigėsi, ačiū Vaidai. Ponė Janė. Na, žinoma, aš tikrai pritariu visiems pasakytiems įstatymams, ką pasakė gerbiamas Vaidotas, juolab, kad jis iš tikrųjų yra teisininkas ir jis tikrai gerai žino ir analizuoja. Mes visi iš tikrųjų suprantam gyvenime, kad įstatymai, ir pačiai kai teko būti Seime, didžiausia problema yra tai, kad įstatymai, kada jie priiminėjami, nespėjus priimti ir daromos pataisos, reiškia, jie nėra apsvarstyti kaip reikalas.
nėra subalansuoti. Jeigu vienai pusė kažkuriai tinka, tai būtinai kita pusė atranda ten landą. Ir štai šitie dalykai, jie trukdo gyventi. Visose srityse yra ką keisti. Patikėkit, aš labiausiai, žinoma, pritariu ir tikrai stebėsim labiausiai mes antikorupcinį įstatymą, kuris turėtų būti numeris 1 visų įstatymų. O tai yra visose srityse. Aš čia galiu pasakyti, kad mūsų Lietuvos Laisvės Sąjungoje, žinoma, tai bus vienas iš tokių, kurių kitos nesiūlo, pavyzdžiui, partijos, tai būtent dvigubos pilietybės įstatymą. Nes šiandien žmogus, pilietybė jam yra labai svarbu. Ir jis tikrai gali duoti daug naudos ir Lietuvai, ir gyvendamas ir užsienyje. Ir suprantat, kada jisai neturi pilietybės, jam yra labai sudėtinga. Aš pasiliksiu kitam klausimui, aš pritariu tikrai visiems įstatymams, bet sakau, svarbiausia... Jūs žymėtės jau būsimus pasiūlymus, kokius įstatymus jūs Seime, tai jau sakykite. Ja, iš tikrųjų, Vaidas čia labai tiksliai pasakė tos techninius ūkinius sustatymus, kurie ir stabdo ir neleidžia aktyviai plėtotis būtent tam regionui, kuris yra ypač aktyvus ir kai Palangos savivaldybė tiek praėjusią kadenciją, tiek ši dabar tokiais veržliais žingsniais ir daro didelį įtaką regione, kiti nebespėja, erzinasi, nebespėja tarnybos ir taip toliau. Bet aš galbūt išskirstysiu į 2 grupės, tai yra, kurie susiję bendra visos Lietuvos prasme ir per tai, kaip sakiau, kuo daugiau bus pajamų bendrai žmonėms, tuo daugiau turistų ir mes regione geriau gyvensim. Ir kitas blokas, kuris ypatingai svarbus mūsų regionui yra. Tai pirmiausia, iš tikrųjų, kaip ir minėjau, mūsų antikorupcinės koalicijos pagrindinis tikslas yra didinti teisingumą. O teisingumo jausmo nebuvimas tai yra tas atitolimas žmogaus ir valdžios ir iš tikrųjų tie visi ore sklandantis seni idėjas, projektai ir taip toliau, jie privalo būti operatyviai priimti ir kaip simbolis, ir kaip realus veiksmas įtraukiant vis didesnę dalį visuomenės į valdymą. Kaip pavyzdys, mūsų jau emigravę, ekonominė emigrantai, jų yra berods balsavimo teisę turinčių arti 500 milijonų, tai jie neturi galimybės, nes iš tikrųjų, mano keli tikrai giminės yra ten Prancūzijoje, Italijoje ir jie taip sudėtingai padaryta, nuvykti į ambasadas, gaišti laiką ir taip toliau, tai jie tiesiog sako, aš geriau ten nedalyvausiu, nes vien tas mechanizmas rodo, kad mes nereikalingi. Tai įveščiau iš karto visą bloką konstitucinių pataisų ir tai eiti į referendumą tautai apsispręs. 101 Seimo narių, nes trečdalis žmonių jau mūsų yra nebe Lietuvoje. Jie visi tik vienmandatėse išrenkami. Jie iš karto atėję nebūtų teisiškai neliečiamybės turėtojai, nes iš tikrųjų dabar absurdas, kada reikia suimti kyšių įtariamą, jis yra teisiškai neliečiamas ir kaip Uspaskicho atveju rinkimai po rinkimų ir taip toliau ir 10 metų byla ir finale tik su paprasta bauda išeina. Ką reikia sumažinti, tai yra referendumo inicijavimo teisė nuo 300 000, kurie yra nonsensas, iki 100 000. Įstatymo, reiškia, inicijavimo teisė nuo 50 000 iki 15 000. Tai yra realu, nereikia bijoti žmonių iniciatyvų, kaip Šveicarija kiekvienu atveju kviečia žmonių referendumus ir puikiai valdžia gyvena. Iš tikrųjų reikia pakeisti savivaldos įstatymą, nes visais laikais yra žinoma, kad geriausiai, partingiausiai pinigus įsisavina žemiausia grandis, tai yra arčiausiai gyventi žmonės. Ir reikia išrinkti seniūnijų tarybas ir tiesioginius padaryti seniūnų rinkimus. Ir kas Palangai dar yra svarbu, reikia ypatingai dėmesį skirti programas per ministerijas, kurios papildomos asignavimai didžiulį mums duotų impulsą, nes Palanga arba regionas rekreacinis aptarnaujam ne tik vietinį gyventojų, visos Lietuvos piliečiai čia atvyksta ilsis ir dvasiškai ir fiziškai. Tai reiškia, mes atsakome už jų pailsėjusių grįžimą į darbo rinką, o per tai BVP augimą. Ir čia mums privalu turėti atskiras programas ūkio ministerijoje, per turizmo departamentą, kad būtų atskirai, galbūt visiems kurortam. Mes kaip didžiausi turėtume gauti didžiausią nuošimtį, tai savo žinomumo didinimui, savo reklaminiai daliai. Kultūros ministerijoje turėjo būti eilutė kurortinių renginių, kurie ypatingai turėjo augimą, kai mes turėjom kurortai savo laiku prieš krizę, 3 ar 4 metai atskirą programą renginių kofinansavimo. Turi būti ypatingai pakeistas kurortų įstatymas, kuriame ypatingas turi būti finansavimo šaltinis, net nežiūrint, kiek mes surenkam, kad ne viską atiduot. Kad būtų aiškus nuošimtis, kaip yra kelių infrastruktūrai, taip ir kitose institucijose. Dėl ko verslas piktas, dėl ko valdininkai pikti, dėl ko neseni kivirčai ir visi kiti dalykai. Todėl, kad į 2 mėnesius, į 3 susispaudžia visa Lietuva ir jie natūraliai yra pervargę. Verslas turi sugebėti susigeneruoti per 2 ar 3 mėnesius pajamas užtenkamas visiems metams. Valdininkai turi savo pajėgų žmogiškų ir laiko ir žmonių tik tais tiek, kiek aptarnauti vietinį gyventojai.
Ir atitinkamai, kai ateina visa Lietuva su visom problemom, su visom šiukšliam, netvarka, drausmė irgi yra pervargę. Ir būtent, kad sezoniškumo išplėtimas, normalių finansavimo ir žmogiškųjų kažkokį netgi galėtų, kaip ir policijos, pavyzdžiui, dabar mes gaunam papildomas pajėgas, nes, čia jau įrodom, kad mes aptarnaujam Lietuvą. Tai ir kitur turėtų būti deleguojama į kitas būtinas aptarnaujančias struktūras papildomas pajėgas. Taip, gerbiamas merė, jūsų laikas baigėsi. Ačiū. Vienas klausimas jums. Palangoje, kaip ir daugelį kitų savivaldybių, antikorupcijos komisijoms vadovauja valdančiosios koalicijos žmonės. Palangos atveju tai vicemeras. Tai teisinga? Ne, iš principo, kai aš irgi ten buvau praeitoj kadencijoje, toj koalicijos tarim, man iš vis kilo klausimas. Nėra logikos, nes patys save kontroliuojam, nesvarbu, ar tai būtų opozicija ar pozicija, savivalda yra ypatingai visi, sakysim, susiję. Bet kokia tai yra nonsensas, bet kartais būna, kad opozicijos nebėra, arba ten tik deleguoti kažkokį tai asmenį, ale simboliškai. Kiekvienoje antikorupcinės komisijos veikle privalėtų STT žmogus būti. Kaip kad kartais kaip būdavo vyriausybės atstovas, jo koordinaciniai grupiai, kuruojant tarybų veiklą, turi būti STT pareigūnas. Ir tam mes kėlėm klausimą, buvo aiškus atsakymas. Neįmanoma, nes finansavimas dvigubai sumažintas nuo 2008 metų STT tarnybos. Ką reikia didinti? Labai aiškiai matome, kad korupcijos prevencijos tema neįsimama. Tai labai tikimės, kad pakliuvę į Seimą tikrai jūs priimsite įstatymus, kurie realiai kovos su korupcijos paplitimu Lietuvoje. Sakykite, kandidatai, gal galėtumėt kiekvienas jūsų įvardinti po 3 didžiausias Palangos problemas? Ponas Vaidai. Tai vis dar neįvyktas sezoniškumas, aš manau. Toliau, kad mes ilgesnį sezoną, daugiau pajamų ir panašiai. Toliau, infrastruktūros plėtra ir keliai ir taip toliau. Aš nemanau, kad kažkokių daugiau ypatingų problemų Palangoje yra, ar kad jos kažko įsiskiria nuo kitų Lietuvos problemų. Jeigu mes kalbėsime apie policijos padėtį, tenai, apie švietimo padėtį, kultūros ar ten bibliotekų padėtį, tos kitos problemos jos yra analogiškos. Tai tokių išskirtinių, specifinių, aš daugiau neįvyktų. Taip, ponė Janė. Na, Palanga nieko nesiskiria nuo kitų savivaldybių ir nuo kitų, ypatingai nuo kurortinių vietovių. Aš galbūt nesikartosiu, Vaidotas jis ir gerai žino, kadangi yra tarybos narys ir aš pilnai pritariu, bet aš galėčiau tik tai pasidžiaugti Palanga ir savivaldybė tuo, kad jie turi savo planą iki 17 metų strateginį, kad Palangos savivaldybė turi savo viziją, turi susikūrę. Tai čia tiesiog labai geri dalykai, kuriuos reikėtų tikrai padėkoti ir merų, ir tarybai, kurie galvoja apie tai. Ir aš manau, kiek aš domėjausi, perskaičiau tikrai tą planą, pasidomėjau, jie patys aiškiai mato ir iš tikrųjų jie nori, kad jeigu žmonės kūrė savo viziją, šiandien valstybė neturi savo vizijos, kur link mes einam. Palanga, ačiū Dievui, turi. Tai aš tik pasidžiaugti galiu Palangą. Ačiū, laikas, nejau. Ja, akivaizdu didžiausia problema tai yra, kad mūsų veiklos greitis ir galimybės netitinka norminių aktų. Tai būtent ir būtina yra Palangos ir regiono žmogui ateiti į Seimą ir aiškiai sudėlioti, kas yra reikalinga, nes kurortai yra šalies vizitinė kortelė. Ir kaip čia mes gerai turėsim galimybę priimti vietinį ir užsienio turistą, nuo to labai priklauso ir šalies įvaizdžio formavimas. Antra, kas mums tikrai trūksta, tai yra lėšų valstybinių investicijų ir padedant visom valstybiniam tarnybom mums pritraukti Europos pinigus. Dabar mūsų plėtros skyrius, juridinis skyrius, administracija yra pervargę, nes jie patys turi viską sugumuruoti, sutvarkyti ir dar su jais kariauti ten sėdinčiais didžiuliais aparatais. Valstybinis darbo perskirstimas su dėmesiu, su finansavimu ir pagalba mums ypatingai reikalinga. Strategijos jos gali būti fantastiškos, bet jeigu turi didelį žemės 100 hektarų, bet neturi traktoriaus ir kaip tą padaryti. Kad mes norim, kad mūsų, kai aš buvau taryboje prieš tai, tiek dabartinė, tikrai mes norim proveržį, mes norim, kad čia normaliai ateitų pasauliniai tinklai kaip Marriott ir kiti dalykai. Bet tai yra svarbu ir bendrai Lietuvos prasme ir įvaizdžio formavimo. Ne, mes galim iš tikrųjų aš labai atsiprašau, aš manau daug neišnaudoju laiko, aš norėčiau pasakyti, kad mes vieną kartą turime suvokti, kad be strategijos, be vizijos mes nesukursim Lietuvos.
ką mes dabar darom 25 metus. Vieni pamatus pastatė, kiti ateina nugriauna, treti sienų nepradeda statyti, kiti langus įdeda, kiti sako, taip, čia labai svarbu. Ačiū už pastebėjimą, bet matyt, kandidatai Seimo sutiks, kad finansavimo dalykai labai svarbus tiek Lietuvai, taip, jeigu bus regioninė dėmesys regionams, tai aš noriu paklausti vieną klausimą. Puikiai žinote, kad šiuo metu, beje, ponė Janė pasakys, šiuo metu biudžete kiek yra ES lėšos, kokia dalis? Europos Sąjungos šiuo metu yra jau baigėsi 20-aisiais lėšos. Pone Janė, kokia tikrai nepasakysiu, nematau net reikalo tą atsakinėti. Ponas Vaidai, žinote jūs? Tikrai nepasakysiu. Turbūt apie 7 milijardus eurų iš 20. Tai tikslu. Puikiai žinome, kad po 20 metų europinio finansavimo galimybės šiek tiek miglotos, neaišku, ar gausime mes finansavimą, Lietuva gaus finansavimą. Gali būti, kad Seimo nariams galbūt ne šios kadencijos, bet kitos kadencijos teks galvoti apie papildomus pajamų šaltinius Lietuvos biudžetui. Sakykite, kokius tuos šaltinius papildomus, kurie parūpintų daugiau lėšų šalies biudžetui, taip pat aišku ir savivaldybių biudžetams jūs siūlote? Paprastų ir lengvų sprendimų nėra ir negalima taip ištraukti iš kišenės ir iš kepurės zuikiai, čia bus fokusas, bus dar 5 milijardai. Taip nėra ekonomikoje, taip nėra valstybės valdyme. Reikia kompleksinių priemonių. Pirmas dalykas, tai Lietuva turi atsigręžti į investuotojų pritraukimą. Ir mes turime tam tikrus sektorius, kurie yra sėkmingi Lietuvoje. Pavyzdžiui, biotechnologijų sektorius, pavyzdžiui, lazerių sektorius. Šie sektoriai per artimiausius 5 metus užaugs 3 ir 5 kartus. Tai mes turime ieškoti investicijų į šį sektorių, užsienio investuotojų, kurie ateitų į Lietuvą šiam arba kitam sektoriui, bet sukurtų aukštą pridėtinę vertę ir sukurtų brangiai apmokamas vietas. Lietuva turi orientuotis į eksporto didinimą ir į šakas, kurios gamina produktus skirtus eksportui, nes tik tai taip mes galime išaukti. Mūsų rinka viduje yra žymiai per maža. Ačiū, Vaidai. Lietuva turi pirmoji orientuotis į darbo vietų kūrimą. Jūs pažiūrėkit, kokį potencialą turime žemės ūkyje. Kiek yra ūkių, kurie gamina ir jie tiesiog įstatymai trukdo normaliai realizuoti, sakysim, produkciją. Jūs pasižiūrėkit, buvom štai Kretingos mugėje. Jūs pažiūrėkit, kokie žmonės gabūs, ar gali jie šiandien savo produkciją realizuoti. Ir paklauskite jūs žurnalistai, jūs puikiai žinot, kad tiesiog žmogus neturi galimybės savo produkciją realizuoti. Įstatymai yra tokie reikalavimai, viskas taip susukta. Jeigu žmogus uždirba, sakysim, 1000 eurų. Taip, ačiū. Tai mes žinome, klausimas buvo, kokie galimi kiti šalies biudžeto šaltiniai. Galimi ir yra šaltiniai darbo vietų sukūrimas, mokesčių sistemos keitimas. Per tai ir gaunasi. Ačiū. Aš nesikartuoju, kad tos pritraukiami investicijos. Nėra reikalo čia kartotis. Iš tikrųjų, labai aiškus yra senas atsakymas ekonomistų, kad daugiausia darbo vietų arba pajamų generuoja paaugusi gyventojų perkamoji galia. Antra, iš tikrųjų, didžiausia ekonomikos, pavyzdžiui, kad ir Vokietijos naštą augimo neša vidutinis ir smulkus vietinis verslas. Iš tikrųjų, atvykę mūsų čia keletas kompanijų pasaulyje ir tik kaip simboliai, kaip galbūt vizitinės kortelės, kad pas mus, sakysim, tvarus su įstatymais, valdžia, korupcijos nėra ir taip toliau, bet pavyzdžiai, Coca-Cola bėga, kiti, dėl to, kad pas mus Europoje didžiausia korupcija, apie 30% šešėlis ekonomikoje pasislėpęs, pas mus didžiausios kitos socialinės negerovės, alkoholizmas, savižudybės ir taip toliau, nenoriu čia to nekrologo mūsų valstybės sakyti. Tai va čia yra didžiausia problema ir čia aš matau didžiausius šaltinius, kur galima ištraukti iš šešėlio apie milijardą, iš korupcijos, iš viešųjų pirkimų tų pačių, kur akivaizdžiai yra deklaruojama, kad ten 30-50% visų pirkimų mastų, kur neseniai atėjo iš viešųjų pirkimų tarnybos statistika, kad per visą tą laikotarpį ten pirkimų įvykdyta už 31 milijardą berods eurų bendroje apimty per visą laikotarpį. Tai čia yra absurdas. Ir čia vat yra vidiniai šaltiniai. Ir kita, iš kur galima generuotis ateityje kaip ir versle, į teisingą investavimą. Laikas, atsiprašau, ačiū Jums už atsakymą. Paklausiu kiekvieno kandidato konkrečių klausimų dėl konkrečių pasiūlymų, beje, Seime jau buvo ankstesnėse kadencijose. Sakykite, ponas Vaidotai, jeigu Jūs tapsite Seimo nariu, ar palaikytumėte idėją įvesti mokestį visiems automobilių savininkams? Aš manau, kad šiuo metu reikia naujų mokesčių neįvedinėti, o reikia galvoti, kaip žmonėm
gauti geras pajamas. Euro įvedimas buvo skausmingas. Šiandien lietuviai kišenėse turi per mažai pinigėlių ir kainos tikrai buvo sukeltos. Man keista, kodėl dabartinė vyriausybė ir koalicija nesurado pastangų ir lėšų skirti daugiau dėmesio ir pafinansuoti konkurencijos tarybą, kad atliktų tyrimus. Gal čia yra karteliniai susitarimai? Kodėl pomidorai? Taip, 3 litrų dėl 15 eurų. Dėl apmokestinimo automobilių. Tai aš nepritariu. Būdamas Seimo narė, apmokestinsite automobilininkus? Vieną automobilį neapmokestinčiau, tuo, kuriuo naudojamės, o iš viso prabangos daiktus, kurie yra, iš tikrųjų, manyčiau, kad galima apmokestinti. Nei vieno namo, nei vieno būto, kurio žmogui reikia, bet kada mes matom turi po 10 automobilių, po 10 namų, tai iš šitos reikėtų apmokestinti. Ačiū. Nerijau. Bendrinis principas, kad turi būti teisingas turto ir pajamų apmokestinamas bendraja prasme, nes jeigu mes turime būtiną gyvenimo ir darbo sąlygą automobilį, tai neturi būti apmokestinta, nes ir taip mes taip darbo esam kaštus apmokestinti. Jeigu tai yra prabangos ir pertekliniai automobiliai, ten turi būti apmokestina. Bet bendraja prasme visas turtas, kuris yra perteklinis, turi nešti ir dalį biudžeto per mokesčius. Gerbiamas Vaidotai, jeigu tu iniciatyvą mokestį taikyti viengungiams žmonėms, ar jūs palaikytumėte tokią įstatyminę iniciatyvą? Na, aš nemanau, kad valstybė savo prievartos mechanizmo dėka turi reguliuoti tokius santykius, kaip šeima ir supiršti ir suvesti žmonės ir priversti juos tokias. Tai turi vykti laisva valia žmonių ir laisvų apsisprendimu. Aš apskritai prieš naujų mokesčių įvedimą. Dėl paprasto dalyko pabrėšiu. Lietuvoje mokestinė bazė yra didesnė kaip ES vidurkis arba jie siekia. Jūs klausite apie automobilio apmokestinimą. Ekologinė mokestis teoriškai galima, bet pas mus akcizas yra europinio lygio, o žmonių pajamos nėra europinio lygio. Tai tų mokesčių įvedimas skatins imigraciją, prieš ką aš ir pasisakau. Tai pasakymas aiškus. Pone Janė, jūs viengungius žmonės, kurie nesikūrė šeimos, ar apmokestintumėt? Šiaip aš už tai, kad šeima gausėtų ir būtų tikrai tradicijos saugojimas Lietuvos šeimos. Šeima tą gali daryti ir už krikščioniškas šeimos vertybės, bet į tokius dalykus tai yra nesąmonė, kad pradeda kištis. Ačiū, nesąmonė, Nerijau. Iš tikrųjų daug yra pasaulio praktikų ir viršsvorį turėtų jis apmokestinti ir viengungius, tai yra valstybės valdymo forma, tai aš atvirkščiai. Aš skatinčiau kurti šeimas ir auginti vaikus, tai yra didinti išmokas, didinti galimybę mamoms jų stažą skaičiuoti ir tą laiką, kai su vaikais būna, ta prasme, mamos institutą iš viso kelti viršų, tada tie viengungiai nusipratę, kad faina yra gyventi ir šeimoje, jie automatiškai jų neliks. O iš principo, kad ką privalomas siūlyčiau įvesti, tai privalomą įstatymą dėl privalomo balsavimo. Kitas klausimas, na, žinome, kad Lietuvoje konstitucija atskiria bažnyčią nuo valstybės, bet maža paslaptis, kad bažnyčia valdo nemažą turtą. Dalis jo išnaudojama komercinėms reikmėms. Klausimas kandidatams, ar bažnyčios turtą naudojama komercinėms reikmėms reikėtų apmokestinti? Ne, aš nemanau. Bažnyčia ar apskritai religinės bendruomenės ir bendrijos, jos skirtos tam, kad žmonės atrastų kažkokį dvasinę ramybę, balansą ir vidinį sutvirtinimą. Tai yra iš esmės nepelno organizacijos. Bet tai, kad jos turi tą turtą, taip pat kaip ir politinės partijos galbūt turi turtą, butą ar pastatą ar ofisą, ir jeigu jie išnuomoja jį ir gauna pajamas, tai yra skirta vis tiek nepelnui, niekas nesideda į kišenę, bet tai pačiai veiklai plėtoti. Tai aš nemanau, kad čia tik Ačiū. Pone Janė. Aš manau, bažnyčia skiriasi nuo valstybės tuo, kad jinai turėdama tą turtą gerina žmonių dvasinę būseną. Ir šiandien, kada yra toks sunkus laikotarpis, jeigu nebūtų žmogui kur nueiti, tai aš iš vis nežinau, kaip būtų. Ir apmokestinti čia būtų iš viso irgi nesąmonė. Ačiū. Nerijau. Na, iš tikrųjų, kad nereikia apmokestinti, todėl kad visa bažnytinė, tiek žmonės, tiek jie nenaudoja ir valstybės resursų, sakysim, jau užaugę kunigai, užaugę, sakau, pasenę kunigai, jie taip pat nereikalauja nei sodros išmokų, nei pensijų, jie visi savistovi, bet per tą infrastruktūrą tikrai geriausi senelių namai, geriausi prevenciniai narkomanų, alkoholizmo gydymai ir taip toliau. Viskas tai yra būtent dvasininkijos rankose ir nebereikalo visi mes, kai mums yra kritinės situacijos, einame pirmiausia pas vienuolį arba pas kunigą ir jeigu mes jų turėsime tikrai puikiai išvystytą infrastruktūrą, daug meno renginių, daug galimybių, tai tuo dvasingiau mūsų tauta gyvena. Taip.
Gerbiamas Vaidotai, kai būna jums sunku, jeigu būna gyvenime, matyt, nutinka sunkumai kiekvienam mūsų, kame ieškote ramybės, pasistiprinimo? Visų pirma, tai žmogus pats atsako už save ir aš manau, kad žmogus pats turi susitaikyti su savim ir būti savo ne priešas. Tai visų pirma, reikia nusiraminti viduje, tada pabūti ramiai šeimoje. Šeima tikrai yra ta vieta, kur galima atsigauti. O jeigu šiaip sunkus momentai, ar tai būtų krizė, ekonominė, finansinė ar dar kažkas, iš tikrųjų gelbė bendravimas su draugais, su artimais, su giminėm, taip pat ir su bažnyčia ir su kunigais. Iš tikrųjų reikia nueiti į teatrą, į kino teatrą, prasiblaškyti, nueiti prie jūros. Paprasti dalykai, jie daug nekainuoja. Taip. Pone Janė, kai būna jums sunku gyvenime, gal būna, ką jūs tuomet veikite? Nežinau, žinot, visų pirma, man, kaip bebūtų keista, bet niekas nėra matęs, kad man kada nors yra sunku. Yra pagrindinė gyvenimo taisyklė. Jeigu žmogus sugeba džiaugtis to, ką jisai turi, ir kiek jisai turi, jam pakanka, tai manau yra pagrindinis gyvenimo dėsnis. O kur atrasti, kur nueiti, na žinot, aš nežinau, aš daug kur turiu nueiti, aš nenueinu ten, kur manęs laukia. Jeigu mane per gimtadienį pasveikina 100 žmonių, ateina iš Šventosios Žemės Asijaus brolio pasveikinimas, man dar kalbėti, kur man nueiti, pas mane ateina. Ir aš džiaugiuosi. Ačiū. Iš tikrųjų, tikrai namai yra ta šventovė, kur labiausiai ramu, kur užsidarai, nueini į šiltnamį, įkiši rankas į žemę, bet aš tikrųjų, na, sakysim, tas meditacijos formos, tai man tikrai, aš proteguoju maldą ir man tai yra gerai, kiekvieną dieną palydint, kiekvieną dieną pasitinkant. Ir kai tu gilinėsi į savo vidinius dalykus, tai su tam tikru amžium supranti, kad viskas yra labai čia aplinkui matrica ir viskas priklauso nuo tavo minčių ir tavo jausmų. Ir kai tu susitvarkai su savim, problemų nebėra niekur, šipsaisi, nežiūrint į problemų dydžius, nes visa tai yra laikina. Taip. Mirgi datai mes baiginėsime savo vadinamus debatus, liko tik tai po paskutinį klausimą, tiksliau ne klausimą. Mūsų stebi beveik 1000 žiūrovų. Kiekvienam mes suteikime galimybę tarti žodį, paskutinį žodį, čia pamąstyti, šiandieną kalbu. Kaip jūs įtikintumėt, kodėl žmonėms palangiškiams vertėtų balsuoti už jūs, ponas Vaidai? Apskritai reikia būti pilietiškiams. Reikia eiti balsuoti, nes tai yra forma, kaip demokratinė valstybė mes dalyvavom valstybės valdyme. Arba pats registruosi, eini kandidatų, arba balsuoji už tą kandidatą, kuris tau yra artimesnis. Ir nemanau, kad reikia valstybės prievartos aparatą gyventi ir įvesti privalomus balsavimus, kai yra, pavyzdžiui, kai kuriuose valstybėse, bet mes patys turim nuo mažens šeimoje, mokykloje ugdyti pilietiškumą ir dalyvauti balsavime. Aš taip paskatinčiau ir jaunimą dalyvauti balsavime, domėtis politiką. Bet kodėl balsuoti už jūs? Kodėl balsuoti palangiškiams už Vaidotą Bacevičių? Aš nenorėčiau susiakcentuoti, kad aš esu pats geriausias ir gražiausias ar protingiausias. Ne, žmonės patys sudarys nuomonę. Aš esu tiesiog žmogus pakankamai jaunas, pakankamai energingas, turintis patirties, kvalifikacijos ir kompetencijos. Ačiū. Pone Janė, kodėl palangiškiams balsuoti už ponę Janę Narglienę? Niekada, kiek susitinku žmonių, tikrai nei vienam nesu pasakęs, kad balsuokit už mane. Aš manau, čia yra mano stiprybė. Todėl, kad kada aš matau, kad eina vedžiojas ir sako, tu už tą ir už tą balsuot, tai yra pažeidžiama demokratija. Ir kada šiandien žmonės gyvena baimėje, prarasti darbą, kada, žino, jeigu tu netai pasakysi, neįtiksi viršininkui, tu vėl neturėsi arba tu, arba tavo vaikas, kaip Paskarlova, jeigu ne tu, tai tavo ten seneliai buvo kalti kažkuo, tai ieško visada. Mane baugina, kad žmonės gyvena baimėje ir aš džiaugiuosi, kad rinkimai tai yra viltis į geresnį gyvenimą, bet mėlieji rinkėjai, pažinkite žmogų, už kurį atiduosite, na, nuėję ten į tą urną, jūs liekate patys su savimi. Ir niekas jums nepastums, kad tu už tą balsuok, nes tas, neminėsiu nieko, vėlgi nenoriu nieko įžeisti, būtent pažinkit žmogų, nebijokit, kiek prirašyta. Neužtenka vien pakabinti plakatus, kurie labai daug kainuoja. Gal pažiūrėkit, gal kiti žmonės kažką padaro naudingo jums. Taip, ačiū. Reikia pažinti žmogų ir būtinai ateiti. Ačiū, ne jau. Jo, labiausiai sunkiausia yra vertinti, dėl ko viens geresnis už kitą. Iš tikrųjų, mes esam čia pasirinkimai.
Pasirinkimai rinkėjui, iš dūšios kiekvienas čia mūsų dedam savo mintis, savo gebėjimus, savo žinias, savo patirtį. Iš tikrųjų, tai yra vienas iš pasirinkimų. Aš esu tas, kuris siūlom komandą, kuri sakom, kad per 25 metus sisteminės partijos mus atvedė į tragišką situaciją, jau tai yra išgyvenimo tautos klausimas. Mes siūlom alternatyvą, aš asmeniškai visą regioną Žemaitijos, Kretingą, kur gimęs, Palangoj, kur užaugau kaip asmenybė, kaip profesionalas, pusę savo gyvenimo čia atidavęs. Iš tikrųjų, čia aš einu į rinkimus dėl to, kad jau man yra nebejokinga ir suprantu, kad jeigu dabar nepasikeis iš esmės tiek sisteminis požiūris į visumą, bus visiškai, arba jau būsim priversti ir mes jau išvažiuoti, ieškoti kažkur laimės, arba dar čia imtis galimybių pakeisti tą gyvenimą. Tiesiog sakau, aš Palangą myliu, aš myliu Žemaitiją, aš noriu čia gyventi, noriu, kad mano vaikas čia liktų ir noriu, kad iš tikrųjų mes pakėlę galvą, lietuviai, žemaičiai, eitumėm per pasaulį, sakydami, vo kokie keitė esam. Nemoku kalbėti žemaitiškai, bet palinkėsiu visiems kandidatams į Seimą, kurie atvyko ypač šiandieną pas mus į Palangos tiltą. Linkiu sėkmės, puikios dienos, puikiaus savaitgalio, sėkmės rinkimuose ir netgi, jeigu nepavyks nelaimėti, bet užimti Seime kėdės, būkite Palangos bičiuliai, mylėkime Palangą. Ačiū Jums, sėkmės. Ačiū. Kėdžių užimti nereikia, reikia dirbti. Jo. Tai yra Dėkuoju. Teisingai. Kas eina dėl kėdžių, tai kaip ir yra. Nu ką, aš visus kviečiu kavos arba arbatos. Kur tu kvieti, o tu čia Palangoj? Kur arčiau? Kiek valandų dabar? Janytė. Po 1:11. Nes 2 valandą reikės eiti vaikų pasimti. Kaip klausykit, galima atsigerti.